Antrąją Lietuvos istorijoje, kuriai pavyko iškovoti kelialapį į... Labas vakaras visiems, įsijungti padaryti Vilniaus Žalgiriui. Dabar tokį šansą turi ir Stino Vrebino auklėti. Sužaidžia Senelę Velso čempionai, tam buvo ir pražanga, bet arbitras rodo, kad galima tęsti žaidimą, nes kamuolį išlaikė Velso ekipa, o čia labai pavojingas šansas ir perdavimas į baudos aikštelę, vėl didžiulis pavojus ir įvartis krenta, The New Saints yra priekyje 1-0. Danielis Deivisas. Štai čia perdavimas nuo kampinio gairelės. Ten šiokia tokia sumaištis, bet Viljamsas. Vienas tarp dviejų varžovų išsisuka su kamuoliu, baudos aikštelėje yra ir muša antrąjį įvartį. Oi, Danielis Viljamsas įleistas į baudos aikštelę. Visų pirma, du panevėžiečių futbolininkai buvo šalia varžovo, bet 0. Štai čia Mazanis ir Čadženovičius dviese buvo prie Viljamso. Vėliau į baudos aikštelę įsiveržus į varžovą bandė pasitikti Linas Klimavičius, bet šaukštai po pietų ir tai, kas atrodė blogai, dabar atrodo kaip visiškas košmaras. Viljamsas į aikštės vidurį. O čia ir vėl. Nepavyksta apsiginti 1-1, vėl labai geras perdavimas į baudos aikštelę ir trečiasis įvartis. Komanda Panevėžys šiandieną taip ir nepradėjo žaisti futbolo. Vėl 1-1.